Nu kaip merginos, kaip mano nauja šukuosena. Labai patenkinta esu savo plaukų spalva, apskritai kirpimu, šukuosena, labai fainai. Ir žinot, kai tik tais išeini iš kirpyklos, tie plaukai kvepia ir faini tokie liesti būna, tokie švelnūs. Labai faini. Didžiarmui irgi patiko. Nors sakė, tik netamsink, jisai nori, kad aš būčiau šviesia plaukė, bet gavosi tokia moka spalva, labai faina. Esu tikra miestietė. Užaugau ant asfalto, kaip kadaise sakydavo mano močiutė. Prekybos centrai, restoranai, kavinės, kino teatrai buvo vietos, kuriuose praleisdavau didžiąją dalį savo laiko. Gamtos man niekada nereikėjo taip, kaip jos reikia dabar. Dabar atrodo, kad ji pati mane šaukia. Vos tik randu laisvą akimirką, einu prie upės. Atsigulu ant žolės, vaikštau basa, stebiu medžius, paukščius, debesis, klausausi gamtos garsų ir mėgaujuosi tyla. Kaip gražiai. Po tokių akimirkų jaučiuosi pailsėjusi ir tarsi sugrįžusi į save. Gamta padeda man išgirsti save, geriau pajusti savo kūną, savo intuiciją, ramiau susidėlioti mintis. Kaip jums mano spotukas? Knygai skaityti. Nerealiai. Gyvename technologijų amžiuje. Kasdien mus pasiekia tūkstančiai vaizdų, garsų, pranešimų ir informacijos. Kartais atrodo, kad aplink tiek triukšmo, jog pasidaro sunku išgirsti savo pačių mintis. Turbūt todėl dabar kaip niekada jaučiu poreikį grįžti į gamtą. Man atrodo, kad tik būdama joje iš tikrųjų sulėtėju, nurimstu ir vėl užmezgu ryšį su savimi. Lekiam prie Kauno marių. Pakeitėm planus, atvažiavom prie Meilės tilto. Jie šuniuką neša srovė. Aš ateisiu vėliau. Šilčiau. Einam. Labuka, įrašinėjau jum video, kalbėjau, plepėjau ir nežinau, kas atsitiko, išsijungė pats telefonas ir visas video mano dingo. Vienu žodžiu,
ką norėjau papasakoti? Norėjau papasakoti apie savo plaukus, kad ta graži moka spalva man labai greitai nusiplovė ir vėl aš iššviesėjau. Tai va, tai nepatenkinta aš tuo dalyku, juo labiau, kad dabar vasara ir rugpjūtį mes važiuojame į Ispaniją, ten bus daug saulės, maudynių jūroje ir iš vis nežinau, kas liks iš mano tos gražios spalvos, kuri buvo, nieko neliks. Tai va, ką dar? Dabar galvoju, kodėl tas video man išsijungia. Tiek daug pliurpiau. Vienu žodžiu, esu jau pavargus, pervargus, nes visus metus dirbau be atostogų, tai labai laukiu mūsų kelionės, laukiu rugpjūčio, nes atostogausiu. Norėjau pasidalinti, ką dabar skaitau. Pasiėmiau knygą Išgyja, Jeffrey Rediger, Nepaprasta kūno ir minčių galia priešintis net nepagydomoms ligoms, tai čia aišku man labai aktualu ir įdomu. Šita knyga buvo mano hipnoterapeutės hipnoterapijos dėstytojos rekomenduojama. Labai įdomi, čia toks gydytojas tyrė stebuklingas remisijas, kaip žmonės stebuklingai išgyja, pasiekia remisijos, turėdami vėžio paskutinės stadijas, mirtinas ligas, vienu žodžiu, sunkes ligas. Tai va, skaitau šitą ir pasiėmiau dar Itin jautrus asmuo, Elaine N. Aron, kaip gyvuoti, kai pasaulis tave stelbia. Tai labai įdomus dalykas. Klausiausi čia kažkada vieno podcasto, kito podcasto ir tenais pasakojo apie itin jautrius žmonės ir man atrodo, kad aš esu viena iš jų. Labai įdomu, nes tą supratau būdama 37 metų. Tai va, pasiėmiau knygą, kad dar daugiau pasityrinėčiau save. Tai va, o ką, pas mus lyja, apsiniaukia tokia va vasara Lietuvoje ir aš kaip įmanoma, kiek įmanoma stengiuosi pasidžiaugti gerais orais, nes vasara Lietuvoje tokia trumpa ir ši vasara, nežinau, turėjom tikrai mažai karštų saulėtų dienų, labai daug lyja, pila, ruduo greit ateis. Liko labai nedaug, tai kai tik tais geras oras, stengiuosi kažkur važiuoti, tai va, ar prie upės nueit pasivaikščiot, paskaityti knygą, pamedituot. Su Gidžermu ir su Eida nuvažiavom prie Meilės tilto irgi į gamtą, ten pabuvom ir pasimaudėm. Fainai buvo, labai patiko, smagiai praleidom laiką. Nežinau, man, sakau, paskutiniu metu tiesiog norisi būti gamtoje, kuo daugiau, kur mažiau triukšmo. Tai va, dabar nenoriu taip visko supilti, nes atrodo, kad noriu tą papasakoti, tai čia kažkas komentavo, kaip sekasi, kad daugiau papasakočiau, bet dabar šitam video kažkaip nesinori taip visko supilti, kad tas, va čia eidanu į mokyklą nuo rugsėjo, va čia išeinu atostogų, va čia, nežinau, tiesiog kažkoks tada bus, man atrodo, bardakas. Iš tikrųjų, šiame video norėjau pasidalinti savo mintimis, kaip atradau ryšį vėl su gamta ir, nežinau, dabar kažkaip toksai gausis pusiau vlogas, pusiau mano video esė. Tai va. Ir rašyti pradėjau. Man iš tikrųjų patiko rašyti, kai aš buvau mergaitė, bet tokia gal paaugliukė, kokios 12 metų, gal 11. Aš rašydavau, kurdavau istorijas, man labai patikdavo, o paskui šitą hobį nustūmiau į šalį. Dabar yra toksai gyvenimo periodas, kai vėl bandau atrasti veiklas, kurios man patinka. Tai va, tai rugsėjį irgi rudenį planuoju eiti šokti, noriu rašyti ir tiesiog taip per pažinimą savęs pastrigo mintis. Gerai, aš nepliurpsiu, nes iš tikrųjų, sakau, keistai gausis, kad dabar viską taip išdėstau, kaip mes gyvenam ir kaip mums sekasi. Tai pasidalinsiu daugiau ir kitame video. Ir ačiū, kad esat, ačiū, kad žiūrit, tikiuosi jums patiko ir iki greito. Ciao.